Sveiki, šiandien apžvelgsime multifunkcinį stalo žaidimų rinkinį 15 viename. Šis stalo žaidimų stalas skirtas vaikams ir šeimai ir jame galime rasti šios žaidimus: stalo futbolą, biliardą, stalo tenisą, bowlingą, kerlingą, greitai ledo ritulį, bingo, blackjack, pokerį, 9 kamuolių pulą, šachmatus, ruletę, backgammon bei shuffleboard. Apie kiekvieną žaidimą šiek tiek vėliau. Šio stalo aukštis yra 82 cm, ilgis 125, plotis 103, o svoris 32 kg. Stalo išpakavimas ir surinkimas užtruko maždaug apie 2-3 valandas. Viduje instrukcija buvo tik vokiečių kalba ir kai kurie paveikslėliai, kaip vėliau paaiškėjo, nebuvo visiškai teisingi. Todėl stalo surinkimas užtruko ir teko improvizuoti. Taip pat viskam surinkti buvo skirtas vienas šešiabriaunis raktelis, tačiau stalo futbolui buvo būtinas ir atsuktuvas. Deja, nei vieno žaidimo taisyklių viduje taip pat nebuvo. Dėl to buvo sunku surasti visus 15 žaidimų, nes kai kurie atrodė tiesiog tas pats žaidimas pavadintas kitaip. O dabar apie kiekvieną žaidimą pagal pardavėjo pateiktą sąrašą. Pirmasis ir vienas svarbiausių žaidimų, kurį išbandėme šiame rinkinyje – stalo futbolas. Palyginus su profesionaliais stalo futbolo stalais, šis stalas yra šiek tiek lengvesnis ir žemesnis ir jo atskirai uždedama stalo futbolo dalis lengvai kilnojasi. Tačiau neprofesionaliam žaidimui šis stalas yra tikrai tinkamas ir šio stalo tikrai pakaks pradedantiesiems arba vaikams. Mini biliardas. Manau, tai antras pagal įdomumą žaidimas šiame rinkinyje. Stalas buvo lygus, taip pat buvo galima pasireguliuoti jo kojas atskirai. Lazdos tiesios, o šratai riedėjo tikrai puikiai. Tačiau jau po kelių mušimų šratai pradėjo akivaizdžiai dėvėtis. Ties susidūrimo vietomis matėsi viršutinio sluoksnio nutrynimai. Taip pat žaidimo sąraše minimas ir 9 kamuolių pulas, kuris žaidžiamas tik kitaip sustatant šratus prieš skleidimą. Stalo tenisas. Stalo teniso dalis įsistato į biliardo stalo vidurį ir dėl šios priežasties visi stalo kraštai yra kitokio paviršiaus nei pagrindinė dalis, todėl kamuoliukas atšoka skirtingose stalo vietose ar atsimušęs į jų sujungimą. Taip pat šis stalas yra tikrai labai mažas stalo teniso žaidimai, o raketės labai kietos. Bowlingas. Buvo smagu išbandyti, tačiau manau šis žaidimas bus patrauklus tik vaikams. Kerlingas. Šis žaidimas buvo tikrai įdomus. Šratiniai kerlingai riedėjo tikrai gerai ir žaisti buvo smagu. Taip pat minimas ir shuffleboard žaidimas, kuris žaidžiamas tais pačiais įrankiais, tik skirtingo paviršiaus. Vienas ant ledo ritulio stalo, kitas ant bowlingo stalo. Tačiau techniškai žaidimai buvo identiški. Greitasis ledo ritulys. Žaisti įmanoma, tačiau kai nėra pučiamo oro iš stalo, šaškės lysta tikrai sunkiai, užstringa kampuose, prie vartų ir lengvai išsimuša iš stalo. Taip pat buvo pastebėtas stalo brokas, medvaržtis skirtas prisukti ledo ritulio vartus buvo iškritęs, o įsukti jo nebebuvo įmanoma, nes jos skylutė buvo per daug sugadinta. Kitas žaidimas Dame. Be taisyklių ir žaidimo aprašymų nesugebėjau išsiaiškinti, kas tai per žaidimas. Bingo. Tikriausiai žaidžiamas sukant ruletę, taip pat be taisyklių buvo sunku nuspręsti, kaip jį tiksliai reikėtų žaisti. Blackjack ir poker žaidžiami ant specialaus užtiesalo ir yra skirtos vietos kortoms sudėti ir tai tikrai pagyvina ir palengvina žaidimą. Taip pat yra specialūs žetonai, kurie pasirodė šiek tiek lengvoki, bet su jais žaisti tikrai galima. Šachmatai ir backgammon tai 2 standartiniai žaidimai, kurių lentą galima pasidėti tiesiog ant kito stalo, nes šios žaidimus patogiau žaisti sėdint, o ne pasidėjus ant biliardo stalo. Ruletė. Tai dar vienas standartinis žaidimas. Ruletė buvo šiek tiek lengvoka, tačiau metaliniai šratai riedėjo gerai. Pažaidus visus žaidimus iškilo viena bėda. Nėra kur visko susidėti. Labai daug skirtingų smulkių daiktų, kuriuos išpakavus iš maišelių, po to sunku rasti jiems vietą. Apibendrinant, šiame stale buvo sunku išskirti visus 15 žaidimų, nes kai kurie žaidimai buvo tų pačių žaidimų variacijos arba trūko instrukcijų, kaip kai kuriuos žaidimus žaisti. Tačiau šis stalas yra puikiai pramoga vaikams susipažinimai su populiariais stalo žaidimais. Orientacinė šio stalo kaina apie 2000 litų pardavėjo puslapyje.